Dėkuoju posėdžio pirmininkė, gerbiamas valdybos pirmininkė. Tai kalbėjote apie ekonomikos augimą, tai vis dėlto teigiamai, aišku, tai vertinam, bet tai pasižiūrėjus bendro vidaus produktų struktūrą, matom, kad pagrindė lemia augantis dar vartojimas arba aukštame lygyje išlikęs vartojimas ir paslaugų eksportas. Bet dėl investicijų norėčiau paklausti, koks jūsų yra požiūris, kol kas matau, kad įtaka investicijų Lietuvos bendrajam vidaus produktui tik mažėjantis, nežinau, ar jūsų ta pati nuomonė. Ir antras labai svarbus faktorius - infliacija. Praeitais metais visi bankai, tame tarpe ir jūsų, infliaciją prognozavo daug mažesnę. Dabar pirmo ketvirčio turim 3,6% ir kokią įtaką turės infliacijos augimui pensijų antros pakopos priimtas įstatymus. Ačiū. Ačiū labai už klausimą. Tai kalbant apie Lietuvos ekonomikos augimą, kaip minėjau, daugelis šalių žiūri Lietuvos ekonomiką su pavydu, nes Lietuvos ekonomika auga, kaip neretos kitos traukiasi. Pagrindinės trys priežastys, reikia trumpai drūtai, kuo ta Lietuvos ekonomika yra išskirtinė. Tai pirma, eksporto diversifikacija tiek pagal produktus, tiek pagal... Ne tik paslaugų eksportas. Jeigu mes pasižiūrėtume, kaip kito įvairios pramonės šakos, mes matytume, kad turbūt tai, kas yra kritę arba vis dar žemiau ilgalaikio trendo, tai yra mediena ir baldai. Bet daugelis kitų pramonės šakų yra savo trendo linija. Bet išaugęs darbuotojų skaičius ir užimtumas, ir trečia investicijos. Taip mes kalbame daugiau apie viešasias investicijas, bet viešosios investicijos taip pat paskatina ir privačiasias investicijas. Kalbant apie infliaciją, tai kai prognozuotojai prognozuoja infliaciją, jie ne visada žino ateities sprendimus. Infliacija, kurią paminėjote, mes prognozuojame, kad šiais metais bus 3,3%, yra dvi pagrindinės priežastys už jos. Tai yra mokestiniai pakeitimai ir antras dalykas - žaliavų kainų padidėjimas. Reikia pripažinti, kad kai kurių žaliavų, naftos, dujų kainų kritimas, jis šiek tiek mažina infliacinį spaudimą, bet kitos, pavyzdžiui, maistas, jisai rinkose brangtelėjo daugiau.